Sveiki, kadangi manęs labai dažnai klausia, ką aš galvoju apie įrankius Lovable ir Bolt ir kitus skirtus kurti puslapiam, aš turiu pakankamai skeptišką nuomonę tuo klausimu. Todėl štai šiandien sugalvojau išbandyti net 4 produktus, tai yra base44.com, bolt.new, lovable.dev ir čia pasileisim tiesiog Cloud Code tam, kad ištestuoti ir išrinkti geriausią, ko gero, įrankį, kuris mums leis susikurti MVP, tai patį pirminį projektuką, ar ne, ant kurio po to lipdysim duomenų bazę, dėsim papildomą funkcionalumą ir panašiai. Tai taisyklės bus tokios, kad visiems šiam įrankiam pateiksiu identišką užklausą ir visą tai darysim be jokios duomenų bazės ir dėl greičio, ir dėl paprastumo. Pasižiūrėsim patį dizainą, nes bet kuriuo atveju duomenų bazę mes vėliau turėsim implementuoti. Taigi Base 4.4 yra pakankamai naujas Izraelio startuolis, jisai skelbiasi kaip full stack, ar ne, ir Base 4.4 galimai išsiskiria tom, kad jisai turi daug iš anksto nustatytų temų, tai ir CRM, ir kiti dalykai, tarkim, pasirinkus CRM, mes matom, keletą paruoštukų, tarkim, CRM fotografam, kuriuos galime naudoti, ar ne? Palyginus su kitais jis nėra pats brangiausias, tačiau funkcionalumu, mano subjektyvia nuomonė, jis nusileidžia konkurentam, bet visą tai pamatysim šiandien. Sekantis yra bolt.new, tai StackBlitz produktas. Jisai labai kažkom neįsiskiria, kaina yra labai panašiai kaip lovable.dev, jisai turi integraciją su GitHub ir Figma, taip pat ir su Superbase. Tuomet mes čia turim, ko gero, žinomiausią Lovable. Lovable labiausiai įsiskiria galimai dizainu, turi savo duomenų bazę, jie skolinasi iš Superbase ir pasivadinę Lovable Cloud. Tiesa, nerekomenduoju naudoti, nes tai yra labai brangu ir kas liečia konfiguraciją yra pakankamai sudėtinga. Ir tai yra daroma tam, kad jūs pririš prie Lovable ir jeigu jūs nebemokėsite už Lovable, negalėsite naudotis tam tikrų funkcionalumų, ar ne? Tai turėkite omeny. O štai čia mes pasileisim terminalę Cloud Code. Prieš tai, ko gero, susikurkim repozitoriją. Tai ją kursim GitHub ir pasivadinkim test. Ir štai ją atidarysim ir pasileisim Cloud, kad jinai veiktų mūsų naujoj direktorijai. Taigi šiandien mes pabandysim pasidaryti paprastą aplikaciją, kuri skirta sekti mūsų energingumui, nuotaikai ir kitiem dalykam. Tai bus pakankamai minimalistinė programėlė. Taigi sukopijuoju užklausą štai tokią į visas programas ir žiūrėsim, kam seksis geriausiai. Taigi įkopijuokim į Base, įkopijuokim į Bolt, įkopijuokim į Lovable ir įkopijuokim į Cloud Code. Ir paeiliui tada paleiskim visus iš eilės ir pasižiūrėsim greitį. Taigi paleidžiam Base 44, paleidžiam Build Now, paleidžiam su Lovable ir paleidžiam su Cloud Code. Tai kaip matom, visi modeliukai pradėjo generuoti, matom, kad visi galvoja, rašo tiek Cloud Code. Tiesa, niekada nesu daręs tokio testo, kad testuočiau iš karto 4 programas, todėl bus labai įdomu pačiam stebėti. Įdomu ir greitis, ir kokybė to pirminio MVP ar ne varianto, nes, dizainas yra svarbus. Dizainą mes galim kopijuoti ar kurti nuo nulio, tačiau jeigu mes jau turim kodą, jau turim pagrindą mūsų galimai programai, kartais net įdomu prasitestuoti, ką AI pasiūlys, ar ne, nes mes galimai turėjom vienokią viziją, kai kūrėm jos savo galvoj ar su AI pagalba, visai kitaip gali susidėlioti, ar ne, štai 4 skirtingos programos. Bolt matau, kad yra planavimo, vis dar planuojama dalykus daryti, ar ne? Kaip sekasi Lovable, Lovable irgi vis dar kūrė, Base 4.4 irgi kūrė. Visur naudoju nemokamus planus, tai tiek su Base 4.4, tiek su Bolt.new, tiek su Lovable, kaip matote, yra upgrade. Mokamas planas yra tik tai su Cloud, ar ne? Nes nemokamai mes programų su Cloud nesusigeneruosim. Šiam testukui turiu pasirašęs kriterijus, kuriuos kiekviena programa turi atitikti.
Tai testuosim ir pagal tai. Kaip matom, panašu, kad base44.com jau liktai ir kažką padarė. Tuomet iš karto po to matom, kad padarė ir Lovable. Bolt vis dar dirba. Kaip jūs manot, parašykit komentaruose jūsų nuomonę, kieno bus geriausia aplikacija. Kaip matom, dizainai yra pakankamai panašus. Tiek base44, tiek Lovable. Palauksim bolt.new ar ne, kol jis sugeneruos. Ir veikiausiai Cloud'e generuos ilgiausiai. Na, dizainas visų labai panašus, nes, na, kadangi tai buvo ta pati užklausa. Gerai, pirmiausia pažiūrėkim, kaip atrodo base44. Taigi pažiūrėkim, ar veikia šitie dalykai, ar galim keisti ir ar galim pasirašyti kažką. Jaučiuosi puikiai, tarkim, ar ne? Ir kaip matom apačioj, štai čia eina juostelė, kuri rodo, kiek liko mums simbolių. Trinkim ir pasidarykim save check-in. Ok, tai parinko viskas labai gražiai, panašu, kad puikiai veikia. Tik nežinau, kas atsitiko. Nes programa tiesiog nustoja veikti, galbūt reikėtų galimai gal klaidos ar nesu tikras. Kadangi duomenų bazės nėra, tai principė neturėtų išsisaugoti, tik tai lokaliai naršykliai. Taigi pabandykim dar kartą pasileisti, ar ne? Pridėsim energetic. Jaučiuosi energingas. Tai žiūrėkim, ar tai pridės. Aha, seną ištrina ir prideda tik tai naują. Na, tai ko gero toksai minusėlis, bet manau, kad su duomenų baze tai bus galima įspręsti. Tai bent jau funkcionalumas, kurio mums reikėjo, jisai veikia ir local storage, ar ne, naršykliai jisai išsisaugo. Rodo paskutinių 7 dienų duomenys, kaip ir turėjo būti, ar ne. Tiek streak counter taip pat veikia ir matom, kad dizainas yra responsyvus, ar ne, jisai keičiasi, tai kaip matom, jisai kas kiek laiko vis užstringa, keičiant ekraną kažkodėl, tai galimai yra kažkokia klaida. Gerai, dabar pasižiūrėkim, kaip sekėsi bolt.new. Tiesa, šito dalyko aš uždaryti negaliu, arba bent nematau, kaip tai padaryti. Ok, tai energy level mes lygiai taip pat galim keisti. Tai, tarkim, energy level yra 10, happy. Jau parašysim tą pačią žinutę, jaučiuosi laimingas, sleep quality pažymėsim. Ir save check-in. Ok, na, matom paskutinių 7 dienų, tik tai pats išdėstymas yra šiek tiek kitoks ir gal man net iš tikrųjų labiau patinka negu base44. Dabar greitai pasižiūrėkim, ar išsisaugojo pakeitimai local storage, kaip buvo prašyta. Matom, kad yra tamsi, viskas puikiai išsisaugojo, tai puikiai veiks ir su duomenų baze. Taigi, na, apylygus, manyčiau, rezultatas, o pats dizainas, ko gero, skonio reikalas. Tiesa, matom, kad yra glass morfizmas, lygiai taip pat yra naudojamos animacijos, framer motion. Na, viskas yra su šiais dviem iš tikrųjų labai gerai. Dabar pasižiūrėkim, kaip sekėsi Lovable. Taigi, štai Lovable variantas. Matau, kad ikonėlių tikrai mažiau pasistengia negu kiti, nes ten kiekvienam lygiui turėjom tokią pat ikonėlę ir šiek tiek nesilygiuoja 5. Paspaudžiam happy ir good. Vėlgi parašau jaučiuosi laimingas. Pažiūrėkim, taip, matom, atsirado mūsų streak ir, na, nesimato grafų. Pabandykim per crowd puslapį, pažiūrėsim, ar išlieka istorija. Istorija išlieka lokaliai, tik tai grafų nesimato. Na, jeigu atvirai, tai Lovable yra, ko gero, mano pats nemėgstamiausias ir visada buvo toks builderis, code builderis, nes jie atrodo, kad specialiai darytų klaidas, vien dėl to, kad jūs galėtumėt išleisti daugiau tokenų. Ar ne, tai kažkokia funkcija iki galo neveikia. Vienas dalykas veikia, tam tikrą dalyką sutvarkius, pradeda kitas nebeveikti. Ir kas blogiausia, kad Lovable
visus tos pakeitimus jis iš karto kelia į GitHub, ar ne, tai principė neištaisys iki galo klaidų, ko pasėkoju jis išleidžia daugiau tokenų, išleidžia daugiau pinigų, kad tą kodą sutvarkytumėt, ar ne. Neturiu daug iš tikrųjų patirties su bow.new ir base 4.4, nes tai mano žiniom pakankamai naujas modelis, todėl galiu kritikuoti tik tai Levelu. Gerai, ir paskutinis mūsų dalykėlis, tai pasispauskim run it, pasižiūrėsim, kaip pavyko Cloudai, pasileisim lokaliai mūsų serverį ir pasižiūrėsim atidarę naršyklę, kaip sekėsi Cloud Code sugeneruoti mūsų puslapėlį, uždidinti per visą langą, kad geriau matytus. Taigi mes galim pasispausti Ctrl ir štai atsidaryti mūsų puslapį, kuris buvo sugeneruotas su Cloud Code. Ir kas keisčiausia, pradedant video, aš jūsų prašiau, kad pasižymėkit savo, kaip manot, kuris bus modelis geriausias, ir aš nebijoju, kad dauguma pasirinko Cloud Code. Tačiau Cloud Code matom, lyginant su kitais, ir pats išdėstymas yra nelabai koks. Negalim net parašyti nei žinučių, nei kitų dalykų. Ir daug dalykų iš tikrųjų neveikia. O taip yra todėl, kad visi tiek base 4.4, tiek bow.new, tiek Levelu turi tam tikrus agentus, kurie atsakingi už tam tikrus dalykus. Tai vieni agentai kūrė duomenų bazės, kiti agentai atsakingi už dizainus, dar treti už logiką ar ne puslapio. Visą tai mes galim pasidaryti ir su Cloud Code, tačiau mes turim susikurti agentus, kurie tai daro, ar ne, nes tuščias Cloud Code, ar ne, jisai generuos pagal pavyzdžius geriausiam praktikum. Tai todėl labai svarbu, užklausų inžinierė, kaip matėt, pati užklausa jinai yra mažytė, ar ne, kiti modeliai, kadangi jie turi tos integruotus agentus, tuos dalykus suprato, tačiau Cloud Code, jisai nors ir galingesnis kaip modelis, ar ne, turi daugiau galimybių, tačiau jam pritrūko pagalbos, kadangi mes neturim nei vieno agento. Todėl iš tikrųjų, kam įdomu išmokti ir pasiekti šiek tiek aukštesnį lygį programuojant su dirbtiniu intelektu, labai rekomenduoju užsiregistruoti mano kursus, kurie vyks jau sausio 10-11 dienomis. Šiandien kurso kaina tik tai 97 eurai. Galite mokėti kortele, galite mokėti per PayPal ir tai rasite ponasobalys.lt. Ir užėję štai čia į kursai ir pasirinkę pradėk programuoti su dirbtiniu intelektu. Jei tokios patirties jau turite ir norite pakelti savo žinias į kitą lygį, tai būtent jums organizuojamas sausio 24-25 dienomis kursas, kuriame, medžiaga bus ženkliai labiau pažengusiam. Mes jau nesimokysim pirminių dalykų, kuriuos turi žinot vibe coderis. Mes imsim jauti už ragų ir mokysimės, labai advanced dalykų. Todėl šis kursas skirtas tikrai nepradedantiesiam, o kurie nori lygį turėti labai aukštą ir daryti fantastinius dalykus, ar ne, tiek su Cloud Code, tiek su Binsurf, tiek su MCP, kurti savo MCP, išmokti dirbti CLI. Tai Command Line Interface, todėl visų laukiu iš tikrųjų šiame kurse ir rekomenduoju nieko nelaukus registruotis, nes vietų liko 25 iš 30. Nebijoju, kad jos artėjant kurso dienai labai sparčiai mažės. Taigi šiam video tiek. Parašykite komentaruose jūsų nuomonę, kas sugeneravo geriausią variantą, ar ne, iš visų pateiktų. O šiandien aš atsveikinu, labai ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai registruokitės į kursus, jeigu norite išmokti programuoti su AI. Šiandien, ką parodžiau, tai yra tik tai palyginamasis testas su viena užklausa. O pats projektų kūrimas svetainių ir programų, jisai reikalauja ženkliai daugiau žinių. Ir aš pasiryžęs su jumis pasidalinti 2 lygių kursuose. Todėl eikite į ponasobalys.lt /kursai ir išsirinkit savo tinkamiausią kursą. O šiandien aš sakau ate, ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko video, paspauskite nykščius ar pasidalinkit su draugais, ar kuriem galbūt tai yra aktualu. Ir atsisveikinu iki kito karto. Ate.